Sveiki susirinkę, mėlyji, gerbėmieji žiūrovai, ūkininkai, bitininkai, šiaip paprasti Lietuvos žmonės. Kepėjus jau minėjau, linkėjimus geriau perduosiu paprastam žemdirbiui, kiekvieną dieną vargstančiam šiam sunkiam pasauly. Na ir kaip visi ir žinom, nuo ketvirtadienio iki šeštadienio, iki balandžio 1 dienos vyksta šventė. Ką pasėsi, tą ir pjausi. Na ir ką reikia šiandien padaryti, tai aplankyti, viską apžiūrėti. Naktinio spektro padavė. Na, apie pačią parodą, tai jau 27 kartą vykstanti paroda. Galima pamatyti įvairiausios ir technikos, ir keisų, ir džondyrų, ir fendų, įvairiausių padargų. Buvo pastatytas ir pats Evos traktorius su Ukrainos vėliava. Na, pati technika, tiksliau patys padargai, tai kaip ir rankas man neištėjo. Mano belarusas būtent tokių padargų tikrai nepatrauktų, net jeigu ir būtų pakelti. Būtent viskas, ką žinau, tai kad va šitie voleliai puikiai grumstus gali išdaužyti. Agro koncernas pristatė ir naują fungicidą, jei girdėjot, su nauja veikliaja medžiaga, kas yra tikrai retas dalykas. Pristatė ir autonominį traktorių, kuris gali be pačio ūkininko atidirbti įvairiausius ūkio darbus. Na, žinoma, pats traktorius man asmeniškai panašus į robotuką iš Wall-E filmo ir turi 156 arklio galias. Šiaip pačių žmonių iš tikrųjų buvo gan daug, kadangi šeštadienis, tai susirinko ir iš visokiausių kaimelių, ir iš miestelių. Apžiūrėjau ir farbanatą, kurį tikrai reikės išbandyti ant grikių, tiksliau grikių sėklą apveliant. Na, o iš mugės tai buvo pardavinėjimas ir muilas. Muilas 5 už litą, 1 magaryčių, užkvepins visą gryčią. Už litą, kvepės kas rytą. Ir įvairiausių riešutų, ir įvairiausių ir saldainių. Kokia mugė būtų, žinoma, ir be pačios silkės. Kam silkių skanių? Atlantos silkių. Oi, žmonės, paklausykit, kodėl cirkas straidžia po keną, nežinot? Na, o amšėjus papilstė visiems garonomečio arbatos. Gerai. Ar jau tu bėgsi? Ačiū labai. Ui, tu! Čia jau rekordininkas. Jis išgėrė gauromečio arbatos, pažiūrėk. Na ir žinoma, amšėjus užmaišė žiedadulkio nuostabaus gėrimo, kuris man asmeniškai nėra pats skaniausias, bet tikrai sveikatingumu pasižymė. Buvo ir dronų, nuo dronų buvo ir įvairiausių diskinių skutikų, kuris tikrai, galima sakyti, yra 1:1, kaip mano pats skutikas, be jokių apsaugų. Buvo ir melioracijos įvairiausios plovimo įrangos. Apžiūrėjau ir kuro talpas, kurios pagal kainą daug nesispardo. Buvo ir reguliuojamos melioracijos įrangos, skirtos net ir kalnams. Na, o galiausiai nusipirkau mugėje 4 sodinukus vynuogių, kuriuos reikės pasisodyti savaitgalį ar kada tik tai išeis laiko. Tai tokia ir paroda buvo, daug įvairiausių šmutkių, dalykėlių, uogakrūmių, serbentų, obelų, viskas, ko tik reikia sodai. Apie bites. Reikia man jas pasimaitinti. Tas darbas turi būti atliktas. Nėra tokio, kad tiksliau tvarkaraščio datos, kada jis turi būti padarytas. Visada reikia atsižvelgti, kaip atrodo šeima. Pirmas dalykas, jeigu šeima neturi maisto, dedam tą kepalą. Antras dalykas, jei mes norim paskatinti bites, dedam kepalą. Na ir žinoma, trečias galima gal ir priskirti prie antro, tai paprasčiausiai bitėm yra sutaupomas laikas. Jos sėdi avily, tokiu metu, kai lauke nėra nektaro arba prastas oras ir lyja.
Nu, ir jos tą tešlą graužia, valgo, kuo puikiausiai ir nestabdo savo darbų. Nu, o apie tos žiedus, tai jau minėjau antroje serijoje, minėjau, kaip juos pasidaryti. Darbas labai paprastas, nereikalauja jokio išprusimo. Paprasčiausiai reikia putplašio, ekstruzinio ir peiliuko aštraus. Ir liniuotis su pieštuku. Tik tai vienas dalykas, ko nepadariau, reikia juos nusidažyti, nes putplastis labai bijo saulės spindulių, tai jis labai greitai pradeda irt. Tai pasirūpinkite šituo būtinai. Nors žinoma, tie žiedai neturi kontakto su bitėm. Tai irgi vienas iš tokių geresnių dalykų, kurie labiau prie ekologijos. Galima iš to putplašio daryti ir avilius. Šiaip planuoju darytis tokius, nes jie yra kur kas šiltesni, bitės visai kitaip jaučiasi juose. Na, aišku, galima sakyti chemija, bet jeigu atliktume tyrimą, tai bičių vystymasis tikrai būtų spartesnis ir geresnis putplastinėme avelyje. Kiekvieną dieną kviečiai jau žalesni buvau ir išsirovęs. Nu, aišku, ne savo, niekam nesakykit. Bet vieno kaimyno išsiroviau kviečius, tai jau vegetacija šiokia tokia prasidėjus. Jau šaknelės baltos matomos. Aišku, tręšti dar tikrai nelaikas, dar reikia palaukti. Nu, už porą savaičių bus galima, manau. Nu, tai kažkur apie balandžio 10-15 dieną, manau, reikės važiuoti į laukus. Aišku, mano, kadangi ūkis yra Anykščiuose, tai, nu, ten labiau link šiaurės. Tai skirtumas tikrai turbūt yra. Gal tada apie balandžio 15 ir gausis kažkur. Tai labai noriu apžiūrėti. Pirmadienį varysiu, kaip tik trąšas atveža, tai bus galima apžiūrėti. Bus pasėlių, Viliaus Juodzevičiaus pasėlių apžvalga. Nu ką, atvykom į bityną. Laikas bites pamaitint. Čia šiokia tokia priešistorė. Atlikau praktiką vienam bityne. Tai kadangi ir pas turiu avilių ir darbo prie bičių tikrai yra. Tai čia savo dalį avilių buvau pasilikęs ir kuo puikiausiai dirbau. Aišku, nusideginau. Tai va, tai kitą savaitę planuoju parsivežti avilius jau iš čia. Galėjau aišku palikti, kad žiemotų pas mane. Nu, bet taip gavosi. Taip jau yra. Nu ką, viskas, kostiumą užsidėjau. Reikia eiti prie darbų. Antras kartas šiais metais, kai užsidedu kostiumą. Maniškis geras, išsiilgęs jo. Gal kada nors pakalbėsiu ir apie pačius kostiumus, kokį geriau rinktis. Bet kadangi jau žinau, kas yra darbas vasaros sezone, kai yra 30 šilumos, tai pasiėmęs tokį kaip tinklas medžiaga patį kostiumą. Ką jis man duoda, tai paprasčiausiai nesukaistu, nes jau geriau man jau šalta būna negu per karštą. Nu ir ką, einam prie darbų, dedu tešlą, viską dedam, viską papasakosiu. Kažkokio mokslo didelio nereik visiškai. Pagaliau prie bičių. Tik tai aš kai ją pasidariau tą tešlą, jie man šiek tiek skystoka gavosi. Tai, dar tiksliau nesusikristalizavo pilnai. Tai, kad neišbėgtų ant bičių, turiu tualetinio popieriaus ir va taip uždedu visą tešlą. Gaila tik tai, negalėtų dūmų daugiau duoti. Uždedu taip tešlą, parodysiu, kaip įpjaunu ir kurioje vietoje. Uždedu plėvelę ir uždedu mano žiedą. Ir uždedu stogą. Aišku, aš čia pasižymiu, kurie mano aviliai. Buvau su kolega susitikęs.
Atsirinkom. Babaliukas. Kirmėliukas. Ai, nežinau, ar čia gerai matot, gal matysi. Čia yra labai graži šeima. Kodėl? Nu, jūs tik pažiūrėkit. Žiemojo ant 9 rėmų. Jo, ant 9 rėmų. Nu, čia gaila padariau, kad 9 gautųsi. Šiaip 10 čia telpa. Bet labai gražu žiūrėti tokią šeimą. Iš tikrųjų įspūdinga. Tik reikia greičiau viską aišku daryti, nes oras, nu, gal ir gan ir šiltas. Aš pjaunu taip. Per patį vidurį. Padarau šiokią tokią skylę. Paimu tualetinio. Uždedu. Nu, ir kas būna iš to? Bitės ateina. Na, taip dėsiu. Bitės ateina, tą tualetinį nugraužia. Ir, nu, ir tas maistas, kadangi jis skystas, tai ne taip greitai ir išbėga. Ir viskas, žinokit, toks darbas yra sutakandi tešla. Šitas bus maniškis. Prašom. Grožėkit jis. Ką? Ką čia darot? Labadiena, ponios. Kokios čia dar ponios, čia senės visos. Įsivaizduokit, bitė vasarą gyvena 36 dienas, plius minus. O va šitos bitės yra ypatingos bitės. Nes jos nuo rudens iki dabar, nu tai galim paskaičiuoti, 6-7 mėnesį kažkur. Tai ką skaičiuojam? 1, 2, 3, 4. Nėra. Iš tikrųjų nesididžiuoju. Dar viena bitė. Nereik didžiuotis įgėlimais bitininkams. Tai su bičių nuodais nereik žaist. Ir stengtis, kad bitės neįgeltų. Tam bitininkai ir naudoja dūmines, tam bitininkai naudoja pirštines, tam bitininkai neina girti prie avilio kartais. Ne, neina niekada, negalima. Bitės yra šventas dalykas, reik ir nusimaudžius ateit, ir tvarkingam, ir susišukavusiam. Aš tau darau valgyt, maišau medų, duodu mielių, nežinau, viską aš tau atiduodu. O tą pirštą valgau. Pirštas skanesnis.